Pakalbėkime apie vadybininko darbo vietą didelėje organizacijoje. Didelė organizacija, kaip taisyklė, tai reiškia galbūt šiek tiek mažesnį darbo vietos biudžetą, bet neprarandant ergonomiškumo ir patikimumo. Naujausias 5 kartos ThinkPad L14 išsiskiria keletą neįtikėtinų parametrų ir dabar plačiau apie juos. 10 iš 10 balų iFixit įvertinime. iFixit yra organizacija, kuri vertina, kiek vartotojas gali paprastai reikalų esant susiremontuoti įrenginį pats. ThinkPad L serija gavo aukščiausią įvertinimą ir bet kuris vartotojas savo rankytėmis galės pakeisti klaviatūrą, bateriją, darbinę atmintį, kietuosius diskus ar net instaliuoti 4G modemą. Tai yra ypatingai tvarus įrenginys, nes pakeitus tam tikrus komponentus, tu jį gali naudoti gerokai ilgiau. ThinkPad L14 savyje turi specialų 3M technologijos ekraną. Šis ekranas ypatingas tuo, kad 400 nitų ryškumą tu gali pasiekti su gerokai mažesnėmis energijos sąnaudomis. Dienos pabaigoje tai reiškia, kad jūsų kompiuteris veikia 20% ilgiau. O kiekvieną dieną tai aktualu, žinau. Įrenginys turi naujo tipo aušinimo sprendimą, kur karštas oras yra išpučiamas įrenginio gale, o ne apačioje. Kaip įprasta, šis sprendimas reiškia tai, kad įrenginys neužkaista ir veikia tyliau. ThinkPad L14 turi galybę įvairiausių jums reikalingų jungčių. Jeigu mes kalbame apie USB jungtis, tai jų yra 5. 3 yra USB, 2 yra USB-C ir viena iš USB-C yra ypatingai greita Thunderbolt jungtis. Kompiuteris turi integruotą 5 megapikselių kamerą, kuri bus ypatingai reikalinga įvairiuose susitikimuose, tame tarpe ir Teams nuotoliu. Ir dar viena svarbi naujiena, visi L14 kompiuteriai perkami Baltijos šalyse turi 3 metų on-site garantiją. Darbo vieta, mes turime sujungti kompiuterį su monitoriais ir štai mes turime dar vieną įrenginį, kuris vadinasi Lenovo Dual Display Dock arba Docking Station arba sujungti kompiuterį. Ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra mažesnio biudžeto sprendimas ir jisai labai patogus. Čia yra 4 pagrindiniai faktoriai, kuriuos aš jums pasakysiu. 2 4K raiškos monitorių palaikymas, iki 100 W kompiuterio krovimas, HDMI DisplayPort jungtis ir 3 USB jungtis periferijai. Darbo vieta su jungčių sistema leidžia naudoti šiek tiek pigesniais sprendimais negu USB-C. Ir tokiu atveju mes pasirinkome T24 ThinkVision serijos monitorius, kurie yra tikrai užtikrinantis ergonomišką vietą bei patogiai reguliuojamais ekranais. Šioje darbo vietoje naudojame Lenovo Essential tipo 2 kartos klaviatūros ir pelės komplektą. Čia 3 pagrindiniai dalykai. Tai yra ergonomija ir dizainas. Tada jūs viską pajungsite be laidų. Ir trečias dalykas – tvarumas. Tvarumas tai reiškia, kad šie įrenginiai pagaminti su 65% perdirbto plastiko. Prieš paskutinis Lenovo belaidės ausinės. Žinoma, kad kiekvienas vadybininkas darbo vietoje tikrai naudoja tokias ausinės. Taigi, be mažos kainos yra 3 neįtikėtinos funkcijos. Pirmoji funkcija – Active Noise Cancellation. Kitaip tariant, šios ausinės nuima pašalinius garsus. Microsoft Teams mikrofono sertifikatas. Kitaip tariant, čia yra integruotas mikrofonas geram, aiškiam garsui, kad jūs girdėtų pašnekovai. Na ir neįtikėtinai mažos 140 gramų svoris. Jeigu jūs ilgiau sėdite su ausinėmis, tikrai žinote, kad mažas svoris yra didelis privalumas. Ir kai rūpinote savo vadybininkais, nepamirškite kuprinės. Jisai turi susidėti visus reikalingus daiktus į ją, žinoma, ir kompiuterį. Ir štai ši kuprinė yra padaryta iš perdirbtų medžiagų. Ji yra ekologiška.